Sveiki, šioje pamokoje pradėsime nagrinėti masyvus. Tiem, kas nėra pažįstamas su masyvais iš kitų programavimo kalbų, galiu pasakyti, kad masyvai nuo paprastų kintamųjų skiriasi tuo, kad vienu metu gali laikyti ar saugoti daugiau nei vieną reikmę. Na ir šiuo atveju, dirbant su dideliu kiekiu duomenų, jie yra žymiai naudingesni, kadangi kurti 20 kintamųjų su skirtingais vardais nėra kompaktiška. Na, masyvas tiesiog gali tame pačiame pavadinime, ar kaip jums paaiškinti, laikyti, kad ir 20 ar 100 reikšmių. Na, visų pirma parodysiu, kaip masyvai Java programavimo kalboje apsirašo. Masyvai gali būti kaip ir kintamieji string, double, float, integer tipo. Šiuo atveju kursime integer tipo masyvą. Na ir esminis skirtumas tarp paprasto kintamo ir masyvo kūrimo tiesiog, kad parašius pavadinimą reikia dėti laužtinius skliaustus ir tuomet programa supranta, kad naudosime masyvą. Ir po lygybės rašoma new, vėlgi tipas, integer ir vėlgi laužtiniai skliaustai, kuriuose nurodoma, kiek reikšmių talpins masyvas. Šiuo atveju pasirinkime, kad masyvas talpins 5 reikšmes. Na, o į mūsų masyvą galima kreipti štai taip, rašomas masyvo vardas, šiuo atveju jį pasivadinama tiesiog masyvas, ir laužtinėse skliaustuose rašomas indeksas. Kadangi nusirodėme, jog iš viso bus talpinamos 5 reikšmės, tai dar norėčiau paminėti, kad Java programavimo kalboje, kaip ir daugumoje kalbų, skaičiuoti pradedama nuo 0, todėl čia įrašant 5 turime omenyje, kad pirmas narys prasidės 0, paskutinis bus 4. Na, tai tiesiog kreipiamasi, rašomas vardas, laužtinėse skliaustuose indeksas, atsiprašau, masyvas. Na ir rašant lygybės ženklą tiesiog suteikiama tam tikra reikšmė, tarkime 25. Ir tokiu būdu dabar visiems masyvo nariams suteikime reikšmę. Na ir čia kažkokią tai belieka pakeisti indeksus. Ir paskutiniam 4 suteikime reikšmę, arba tiesiog paskutiniam reikšmės nesuteikime. Na ir štai tokiu būdu suteikiame masyvų reikšmės. Dabar galime tiesiog tas reikšmės kviesti spausdinime ir patikrinti, ar viską gerai suprato ir ar mes patys gerai supratome. Na ir rašome reikšmę, kurią norime atspausdinti ir tiesiog kreipiamasi tą reikšmę, tarkim, masyvas ir indeksas 3. Paleidžiame programą, OK. Na ir štai matome 2545. Lygiai tokia pat reikšmė, kaip štai čia suteikiame. Galime atspausdinti bet kurią iš šių reikšmių, tiesiog reikia nurodyti teisingą indekso ženklą. Na, dabar pabandykime atspausdinti tą reikšmę, kurios tą masyvo narį, kuriam nesuteikėme jokios reikšmės. Ir štai matome, rašo 0. Na ir tai bus visą laiką, jeigu masyvui nesuteiksite jokios reikšmės, nors nurodysite, kad jų turėtų būti žymiai daugiau nei reikšmių suteikėte. Na, yra dar vienas masyvo apsirašymo būdas, kadangi taip rašant eilute galbūt užima daugiau laiko, taigi masyvą galima apsirašyti štai taip, tiesiog rašomi programos blokai. Na ir tai bus analogiškas veiksmas mūsų pirmai atliktam, tiesiog rašome pirmą reikšmę, tarkim 1, dedame kablelį 5, 25, 4 ir ten dar kažkokia tai. Ir ką dabar norėčiau pasakyti, kad programa automatiškai supras, kad ši reikšmė priklauso nuliniam masyvo nariui
ši reikšmė priklauso pirmam masyvo nariui, šitą antram, trečiam ir ketvirtam. Na irgi vėlgi galime kreiptis ir tiesiog įsitikinsime, kad tai yra analogiškas veiksmas. Tai yra analogiškas masyvo aprašymas. Visų pirma, kreipiamės į nulinę reikšmę, paleidžiame programą. Štai matome spausdina vienetą. Taip yra todėl, nes mes suteikiame tokią reikšmę nuliniam masyvo nariui. Galime atspausdinti, kad ir ketvirto nario. Na ir šiuo atveju vėlgi sutampa. Na tai tiek šioje pamokoje. Galbūt dar norėčiau akcentuoti, kad galima lygiai taip pat kurti masyvą pasirašant štai taip, new int, skliausteliuose nurodant, kiek narių turės, ir tiesiog po to visus narius surašinėti. Bet manau, patys supratote, kad tai užima žymiai daugiau laiko, nors kartais rašant tam tikro tipo programas naudojamas ir šitas kūrimo tipas, metodas, todėl vertėtų įsiminti juos abiejus. Tai tiek šioje pamokoje, iki susitikimo kitoje.